Šiandieną pasižiūrėsime, kaip kepama kalėdinė eglė, kalėdiniai riešutėliai ir kūčiukai. Šiandien gaminsime kalėdinę eglę. Pasigaminame tešlą. Tešla yra gaminama iš sviesto, cukraus pudros, grietinės, miltų, taip pat citrinos ir citrinos žievelės. Viską gerai išmaišome, išminkome tešlą, taip pat ją išsivoliojame. Išsivolioję dedame formelę ir išsipjaustome žvaigždes. Išsipjaustę žvaigždes, mes jas dedame kepti. Štai mes jau turime iškeptas žvaigždes ir jas toliau sutepame su šokoladu. Tepam šokoladu ir formuojam taip, kad gautus eglės šakos. Šokolado tepame daug, kad priliptų gerai. Šokoladas turi sustingti, kai sustingsta šokoladas, reikia užlieti glajumi. Ir galutinis variantas gaunasi štai toksai. Riešutėlių tešlai reikės kiaušinį sutriname su cukrumi, į juos supilame pakaitintą sviestą su medumi bei prieskoniais, taip pat sudedama grietinė su miltais ir į juos įdėtus kepimo miltelius. Viską gerai išmaišome ir padedame į šaldytuvą pusę valandos, kad pastingtų tešla. Tada iš jos gaminame riešutėlio dydžio rutuliukus štai tokius, dedame į skardą ir kepame. Iškepę išėmę iš skardos, tada pertepame glajumi. Glajus gaminamas iš kiaušinio baltymo ištrinto su cukrumi. Ir dar pakepame, kad įdedame kepti, kad sustingtų. Ir štai galutinis rezultatas. Prašome paragauti. Labą dieną, kūčiukus gaminame taip. Pašildytą pieną supilame į mieles, viską gerai išmaišome, pridedame miltų. Tada viską gerai išmaišome ir tešlą padedame šiltai, kad pakiltų. Kai tešla pakyla, tada dar kartą viską išmaišome, dar pridedame miltų ir sudedame aguonas ir dabar formuojame tokius kūčiukus. Tada sudedame į skardą ir kepame. Stumk apatinę. Ir galutinis variantas štai toks, galite paragauti.